Lietuvių liaudies dainos, šokiai, žaidimai, amatai atspindi mūsų kultūros savitumą. Deja, jie pamažu grimsta užmarštin. Kiek daugiau apie senąją lietuvių kultūrą žino ir papasakoti gali tik vyresnioji karta. Šiaulių rajono Bubių mokyklos jaunimas sutelkė savo gyvenvietės bendruomenę, kvietė prisiminti ir kitus pamokyti liaudies šokių, žaidimų ir amatų. Atsigręžti į tautos praeitį mokinius paskatino didžiausias Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projektas Kuriame Respubliką. Kaip mokiniams sekėsi gaivinti lietuvių liaudies kultūrą, šiandien laidoje kalbame su Bubių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė. Taip pat laidoje dalyvauja ir savo įspūdžius pasidalins 3 šios mokyklos dešimtokai – Martynas Bula, Mindaugas Keras ir Justinas Benikasas. Pokalbį pradedame su Bubių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė. Pastebėjote, kad Bubių gyventojai, ypač jaunimas, nebežino lietuvių liaudies tradicijų ir papročių. Kodėl iš kartos į kartą perduodamos tradicijos papročiai pamažu nyksta? Ar jie nebeįdomu šiuolaikiniam jaunimui? Bubių kaimo jaunimas nebežino lietuvių liaudies tradicijų ir papročių, nes keičiasi laikai ir keičiasi daugumos žmonių požiūris į senovinės vertybės, į tradicijas. Mano nuomonė, iš kartos į kartą perduodamos tradicijos po truputį nyksta, nes nebešvenčiamos šventės šeimose kaip anksčiau, nebeprisimenami papročiai, ir tokiu būdu užmirštamos tradicijos. Be to, dabartiniu metu jauni žmonės dažnai naudojasi internetiniu erdviu virtualiu pasauliu. Pagrindinė komunikavimo forma kompiuteris, todėl kyla ne tik bendravimo problemų, bet ir jaučiamas užsisklendimas savyje, nenoras dalyvauti renginiuose. Kaip sekėsi gaivinti senuosius papročius ir tradicijas? Dalyvaudami Respublikinėme pilietiškumo ugdymo projekte Kuriame Respubliką, patys nusprendėme suburti Bubių mokyklos ir kaimo bendruomenę į turiningą programą, kur milžinai gyveno. Veikla buvo orientuota į mokyklos, kaip mokyklos ir vietos bendruomenės santaukos centro telkimą žmogiškųjų vertybių, lietuvių liaudies tradicijų išsaugojimą ir puoselėjimą. Formos buvo gana įvairios. Kartu su kaimo bendruomenė dalyvavome tarmių vakaronėje Sveiks Vietelį Marks. Kalėdinės vakaronės grįžtų į pasaką metu, mintimis sugrįžome į vaikystę, mokiniai inscenizavo lietuvių liaudies pasakas. Organizavome akciją Trispalvė. Projekto savanoriai atliko stebėjimą, ar kaimo gyventojai per Lietuvos Respublikos valstybinės šventes ir atmintiną dieną sausio 13-ąją kelia prie savo namų vėliavas. Nes vėliavą netaip sunku iškelti, kaip ir sunku per kasdienybę nešti, anot Justino Marcinkevičiaus. Akcijos rezultatus paskelbėme Bubių kaimo bendruomenės laikraštyje Bubietis. Į kovo 11-osios paminėjimą Lietuviais esame mes gimę, pasikvietėme kaimo bendruomenę, Šiaulių miesto politinių ir tremtinių chorą. Ne tik klausėme, bet ir patys dainavome praeitin nuėjusias lietuvių liaudies dainas. Kaip tautos vienybės simbolį mokyklos svečiams įteikėme pačių pagamintas trispalves. Mokiniai keliavo po Žemaitiją. Keliaudami link Telšių pravažiavome Džiugo piliakalnį, kur pasak padavimų dar 15 amžiuje milžinas Džiugas įkūrė Telšių miestą. Žemaičių Alkos muziejuje mokiniai apžiūrėjo įdomią Žemaitijos istorinę ekspoziciją. Džiaugiamės puikiai pavykusių baigiamųjų renginio matų diena, į kurį pakviestos mokyklos partnerės Kuršėnų Ivinskio gimnazija, Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, Meškuičių gimnazija, Šiaulių miesto Saulėtekio gimnazija, ir Bubių kaimo kapela Dubysa. Kartu dainavome lietuvių liaudies dainas, mokėmės šokti lietuvių liaudies šokius, žaisti lietuvių liaudies žaidimus. Į renginius lietuvių liaudies tradicijoms papročiams gaivinti suburėte visą Bubių bendruomenę. Taigi ne tik puoselėjate senąją lietuvių kultūrą, bet ir turtinate bendruomenės laisvalaikį, skatinate jaunimo ir vyresniosios kartos bendravimą. Prašau, sakykite, ar Bubių bendruomenė aktyviai dalyvauja tokiuose renginiuose? Puoselėdami senąsias lietuvių tradicijas ir papročius stengiamės veiklą organizuoti kuo įdomesnė ir turiningesnė,
kad sudomintume mokyklos ir kaimo bendruomenę, kad galėtume didžiuotis, jog lietuviais esame mes gimę. Na, Bubių bendruomenė yra gana aktyvi ir renginiuose dalyvauja. Ir mus taip pat pasikviečia į savo organizuojamus renginius. Toliau kalbiname Bubių mokyklos 10-oką Martyną Bulą. Vienas didžiausių jūsų surengtų renginių amatų diena. Jos metu visi norintys galėjo pasimokyti pinti iš vytelių, lipdyti iš molio, drožti iš medžio, kurti papuošalus iš karoliukų, megzti ar nerti. Prašau papasakok, kuriuos amatus išbandėjai ir kurie labiausiai patiko. Ar norėtum kurio nors iš jų geriau pasimokyti? Asmeniškai man labiausiai patiko medžio drožyba ir jo visoks dirbimas bei skaptavimas. Manau, tai labiau tiktų vyram, ne moteriam, nes reikia turėti savos, tiesiog fizinės jėgos ir pajėgumo šiam darbui atlikti. Toliau dar mėginau lipdyti iš molio. Nelabai man kaip sekėsi, bet molio dirbti nėra taip jau sunku, kaip atrodydavo. Ir manyčiau, gal su medžio drožyba galėčiau siekti savo kaip amato dalies. Kaip manai, ar reikėtų daugiau tokių amatų dienų Bubiuose ir kodėl? Manau, kad reikėtų, nes amatas siejamas, kadangi mes esam žemės ūkio šalis nuo pat senų senovės, jis yra sietinas su mūsų gyvenimo dalimi, tad jaunieji mūsų šalies gyventojai vis labiau užmiršta savo amatus, tad reikėtų šią šventės plėtoti ir reikėtų jų kuo daugiau. Amatų dienoje taip pat visi nuo mažiausių iki vyriausių mokėsi įvairių lietuvių liaudies šokių, dainų, taigi klausėme 10-oko Mindaugo Kero. Kokių naujų lietuvių liaudies šokių ir žaidimų išmokai? Prašau, prisimink labiausiai patikusį žaidimą ir pamokyk jo visus mūsų laidos klausytojus. Na, žinoma, prasidėjo visas renginys nuo bendros dainos Augo geriai ąžuolėlis, bet tęsiant prie šokių, tai buvo, žinoma, daug šokių, bet vienas šokis mane labiausiai sudomino, tai malūnėlis. Malūnėlį pradedam, susibūrė žmonių grupelę po 4 ir pagal ritmą einama į vieną pusę, nustojus ritmui suplojama rankom ir einama priešinga kryptimi ir vėl pasibaigus ritmui stojasi iš 4 žmonių grupelę stojasi po 2 kaip į valsą ir sugrojus kaip sakoma, valsą ar polkos dainavimo būdu keičiasi poros, kad būtų vėl kitas būrelis 4 žmonių, tik tai skirtingi veidai. Na, manyčiau, šių dienų jaunimas labiau užsisklendęs gal, nes atsiradusias naujovės, tai yra kompiuteriai, visokie elektronika, telefonai, taip mes ir mokindavomės jaunystėje žaisti. O šiais laikais, tai manau, kad žaidimų realiai tikrovėje, tai manyčiau, kad jau tokių įdomesnių kaip ir nėra. O dabar norėčiau pakalbinti dar vieną 10-oką Justiną Benikasą. Ką dar naujo, be to, ką paminėjo bendraklasiai, sužinojai apie lietuvių liaudies kultūrą? Oi, galiu papasakoti visai daug. Pirmą sužinojau, kad lietuvių liaudies šokiai buvo labai smagus. Lietuviai tikrai mokėjo švęsti šventes linksmai. Tik tais lietuvių dainos buvo tikrai labai liūdnos, nes dažniausiai žmonės apdainavo karus ir partizaninius mūšius. Kaip manai, kodėl svarbu išsaugoti lietuvių liaudies tradicijas? Tai yra mūsų istorija. Tai yra, kas mes esame ir mes to negalime pakeisti. Nesvarbu, ar jei netgi emigruosime, jeigu pakeisime savo pilietybę, vis tiek mes būsime širdie lietuviai. Net jeigu mūsų vaikai augs kitose šalyse, vis tiek tai bus jų istorija, jų dalis. Kaip kiekvienas iš mūsų galime pasirūpinti, kad jos neišnyktų? Mums neužtenka vien dalyvauti tokiose tradicinėse šventėse. Mums reikia patiems būti aktyviems, kviesti kitus, raginti eiti į šventes. Aš esu dalyvavęs ne vienoje šventėje, ne vienoje tradicijoje. Pavyzdžiui, buvo žiemos žygis, kai ėjome ir per speigą netgi ir pasakoja mums visokias istorijas lietuvių liaudės. Dar esu buvęs Kelmo šokių vakarę Kelmėje, ten buvo liaudiški šokiai ir tikrai buvo smagu. Kai kuriems yra tikrai įdomu, tik tai jos dar reikia paraginti, nes vis tiek tų švenčių nėra tiek daug, bet jos reikia kviesti, jos reikia raginti. Viskas prasideda nuo šeimos, nes tai yra, mes daugiausiai ėmame pavyzdžio iš artimų, bet ir mokykloje tikrai labai yra svarbu, nes aš pradėjau liaudies šokių šokti nuo pradinių klasių. Laidos pabaigoje vėl kreipiuosi į Bubių mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vidą Radjonovienę. Prieš laidą jūs užsiminėte, kad turite ir daugiau įvairių sumanymų puoselėti lietuvių liaudies papročius bei tradicijas. Vienas jų atgyvinti didžiąsias Šiaulių gegužines, kurios vykdavo Zubovų dvaruose. Prašau, plačiau papasakokite apie šią idėją ir kokie kiti jūsų planai. Bubių mokyklos įkūrėjas grafas Dimitrijus Zubovas nebuvo paskendęs vien ūkio reikaluose,
bet dalyvavo ir visuomeninėje veikloje. Pavyzdžiui, jis buvo išrinktas į Šiaulių miesto tarybą, globojo vargingesnių gyvenančių žmonės, šelpė slaptą spaudą iš Prūsijos gabenusių žmonės. Didelį žemės sklypą prie Dubysos pavertė parku ir rengė gegužinėms aikštę. Čia buvo rengiamos garsios lietuviškos šiauliečių gegužinės. Jose dalyvaudavo pažangioji Lietuvos šviesuomenė. Todėl mes norime pavasario organizuoti gegužinę, į kurią pakviesti Zubovų mokyklų statusą turinčias mokyklas, Ginkūnų, Naisių mokyklas, Akmenės rajone esančią Dabikinę specialiąją mokyklą. Na ir aišku, Bubių kaimo bendruomenė. Smagu būtų prie laužo dainuoti lietuvių liaudies dainas, suktis išmokto valso sūkurį, klausytis eilėraščių apie Lietuvą. Na, taip pat turime tokią idėją organizuoti adventinę popietę, kalėdų popietę, kelionę į kalėdas. Taip pat planuojame kaziuko mugę, kurios metu mokiniai galės pardavinėti savo pagamintus daiktelius, smulkmenas. Na ir visi bus kviečiami į šeimos šventę, dainuoju su savo šeima. Tai va tokie planuojami renginiai. Šiaulių rajono Bubių mokykla yra viena iš 120 švietimo įstaigų, kurios dalyvaudamos projekte Kuriame Respubliką visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas nustatė ir sprendė opiausias savo bendruomenių problemas. 3 jaunimo iniciatyvos tapo nacionaliniais projektais ir bus įgyvendintos visoje Lietuvoje. Projektą Kuriame Respubliką įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais. Jį finansuoja Europos socialinis fondas pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos. Antro prioriteto mokymasis visą gyvenimą priemonė neformaliojo švietimo paslaugų plėtra. Daugiau informacijos apie projektą rasite interneto svetainėje adresu www.kuriamerespublika.lt ir socialinio tinklo Facebook puslapyje www.facebook.com / Kuriame Respubliką.